lazdeles stuksi. Eina ir sutinka akmenuką. Akmenukas klausia. Bobute, bobute, kur eini? Avelių ganyti, pasiimk ir mane, eime. Eina bobutė avelių ganyti. Eidama lazdeles stuksi. Akmenukas ir sutinka ugnelę. Ugnelė klausia. Bobute, bobute, kur eini? Avelių ganyti, pasiimk ir mus, eime. Eina bobutė lazdeles stuksi. Akmenukas ugnelė ir sutinka vėžį. Vėžys klausia. Bobute, bobute, kur eini? Avelių ganyti, pasiimk ir mane, eime. Eina bobutė lazdeles stuksi. Akmenukas ugnelė vėžys ir sutinka lepšę. Lepšė klausia. Bobute, bobute, kur eini? Avelių ganyti, pasiimk ir mus, eime. Eina bobutė lazdeles stuksi. Akmenukas ugnelė vėžys lepšės. Eina, prieina namelį, sutemsta, susiruošė visi miegoti. Lepšė atsigulė ant slenksčio. Vėžys ant suolo, ugnelė židinyje, akmenukas ant stolo. Miega visi tamsu, o į namus ateina vagis. Baisu vagiui, tamsu, nieko nemato. Jis nori iš židinio pasiimti ugnelės, pasišviesti. Bet ugnis jam nudegina rankas. Tada jis išsigandęs bando atsisėsti ant suolo. Jam išnyra vėžys. Tada jis pasileidžia bėgti per slenkstį, paslysta lepšės, apauškė ant galvos ir šitaip jie visi išveda valgį. Jos vardas buvo Raudakepuraitė. Ji turėjo raudonus batelius ir raudoną apsiaustą. Pažiūrėkit, kokia mergaitė graži ateina. Ir vieną dieną mama jai tarė. Raudonkepuraitė, susirgo tavo senelė. Iškepiau jai pyragėlį. Būk gerutė, nunešk pyragėlių seneliui. Tik į mišką neik. Gerai, mamyte. Eik palei mišką ir paskubėk, kad spėtum iki vakaro, nes miške tyko pavojai. Gerai, mamyte, būtinai nunešiu. Mergaitė pažadėjo klausyti mamos ir iškeliavo. Eidama pamiške, ji pamatė gražių gėlių lauką. Ir pamiršusi įspėjimą, sustojo prisisniegti. O netoliese ant kelmelio sėdėjo lapė ir vilkas. O žinai, vilkelį, aš mačiau, ten kiškių būrys į mišką nušuliavo. Manau, būtų neblogai jūs pavaikyti. Gi neblogas kasnėlis būtų ir tau, ir man. O vakutė čia dabar su tais savo kiškučiais. Visą laiką kalbi ir kalbi. Bet aš kokį kasnelį matau. Ten Raudonkepuraitė vaikšto. Otgardus kasnelis man bus. Oi, labas mergaitė. Labas. Kur tu keliauji? Einu pas senelę. Ai, pas senelę? Taip. O ką tu ten veiksi? Aš nešu į pyragėlių, nes jie truputėlį serga. O kur jie gyvena? Gal ir aš kartu su tavimi? Ne, čia visai
kelio yra mažas namelis su raudonais langeliais. Aš jau skubu. Viso gero. Mergaitė linksmai dainuodama patraukė toliau, o vilkas nulėkė ieškoti senelės namų. Lapė sukdama savo uodegą nusliūkino į mišką. Raudonakuraitė pastebėjo ant žemės nematyto žvėrelio pėdsakus. Išsitraukusi padidinamą stiklą, pradėjo tyrinėti. Kokie įdomus pėdsakai, įdomu kieno gyvė gali būti. Aš jais pasieksiu ir pažiūrėsiu. Ir mergaitė pamiršo visus mamos perspėjimus. Vedama smalsumą patraukė miškelį paskui pėdsakus. Eidama, ji pamato, kad tai stirnos pėdsakai, o stirnos ragelis įstrigęs eglės šakose. Geroji mergaitė, padėk, užstrigo ragelis, įstrigo, neišsigelbėsiu. Būtinai padėsiu tau. Oi, ačiū tau, geroji mergaitė. Prašom, ate. Mergaitė padėjo stirnai ir atsisveikinusi nukeliavo toliau. Eidama miškeliu, ji išgirdo kažką verkiant. Ir pastebėjo, kad tai voveraitis. Voverytės, kas jums nutiko? Visą vasarą rinko konkorėžių. Pūstelėjo vėjas visą medžių krūmą. Neverkit, aš jums padėsiu surinkti konkorėžių. Ačiū tau, mergaitė, matai, kokius didelius labai gražūs konkorėžiai. Ačiū tau, geroji. Viso gero. Raudonakuraitė patraukė toliau. Jau saulutė pradėjo leistis, artėjo vakaras. Ir mergaitė pasijuto labai pavargusi. Prišėsiu ir truputėlį pailsėsiu, labai pavargau. Kol raudonakuraitė ilsėjosi, užsnūdo, o tuo tarpu pro šalį ėjo skruzdėlių motinėlė su savo skruzdėliukais.
jis užuodė saldžių pyragėlių kvapą ir vieną po kito pradėjo imti iš pintinėlės ir neštis ant savo nugarėlių savo skruzdėlyną. Miegojo saldus akmenės sapnavo, o nieko nematė ir negirdėjo. Atėjo naktis. Miško išminties simbolis Pelėda, pamačiusi mergaitę, priskrido ir pažadino. Mergaitė, gražia mergaitė, kelkis. Ką tu veiki mano gudžiam miške? Čia nušiko truputėlį prisnūdau ir visai kelią pamečiau. Nesvarbu. Baisu turbūt tau. Taip, einu pas senelę ir nešu jai pyragėlį. Kas nutiko mano pyragėliams? Nebėra. Viską mačiau, darbštuoliai skruzdėliukai užuodė skanų pyragėlių kvapą, ištuštino tavo pintinaitę. Ką dabar darysiu ir ką nunešiu seneliai? Raudonakepuraitė, aš galiu tau padėti. Mažieji miško gyventojai tikrai tau pagelbės. Geroji mergaitė, tu man padėjai ir aš tau padėsiu. Ačiū, Stirnyte, ačiū labai. Gero. Viso. Ir mes tau, mergaitė, atnešėm daug uogų įvairiausių miško gėrybių. Ačiū, Nešk seneliai, seneliai, ačiū labai. Oi, Raudonakepuraitė, ir tu viena miške, ir tu nebijai vilko. Nebijau. Aš girdėjau, jis tavęs ieškojo, aš mačiau, jis tavęs labai ieškojo, bet tu tokia sušalškite ir atėjusi susišildyti. Taip miško žvėreliai pavaišino gerąją mergaitę, kuri anksčiau padėjo miško žvėreliams. Imko valiukų vasargai, senelį ir nežinau turiu. Ačiū, miela tau, laputė, tu tokia gera. O aš, Raudonakepuraitė, parodysiu kelią pas senelį. Eik ten ant aukštos kalvelės ir rasi senelės namus. Tik būk labai atsargi. Gerai, ačiū tau, Pelėda. Mergaitė laiminga eina į senelės namus. O kas vyksta senelės namuose? Kas ten? Labą dieną, senelė. Kas ten? Aš tavo nukėlę, atnešiau tau pyragėlių. Patrauk virvelę ir duris atsidarys, anūkėlė. Sako, užeite, nukėlę, aš kaip tavęs laukiau. Sveika, senelė, kaip tu gyveni? Ar nesergi? Nesek, aš labai gerai gyvenu, aš laukiau labai tavęs. Bet kodėl tavo tokios didelės ausys? Bet kad aš tave geriau girdėčiau. Bet senelė, bet kodėl tavo tokios didelės akys? Kad aš tave geriau matyčiau. Bet senelė, kodėl tavo tokie aštrūs dantis? Ir praryti galėčiau. Raudonakepuraitė bandė pabėgti, bet Vilkas buvo labai greitas. Laimei netoliese buvo girininkas. Virgelė, ką tu čia
pagalbą Raudonakepuraitei atėjo girininkas. Išlaisvino Raudonakepuraitę. Išsigandusi mergaitė pažadėjo niekada daugiau nenuklysti nuo kelio ir visada klausyti mamos patarimų. Nuo tos dienos mergaitė suprato, kad atsargumas ir suaugusių išmintis gali apsaugoti nuo didelių pavojų. O dabar visi atsistoja ir garsiai paplojam. Mokytoja Severina, Lapė, mokytoja Nijolė, Vilkas, mokytoja Birutė, girininkas, mokytoja Dalia, Krusdėlė, mama, mokytoja Davilė ir aš, skaitovė Loreta. Ačiū! Klausimas, kiek pasakų išvertimo? O ar šitą pasaką jūs žinote? Ar jūs taip greitis aš nespėjau perskaityti? Šaunuolė Raudonakepuraitė labai įsineržinė. Šaunuoliai vaikai. Ir vaikai šaunuoliai. O